Šiandien mes turime lektorę labai keistų vardų ir keistą pavardę. Forelė Blistrubaitė Kramarik. Ji Lietuvoje jau dabar dažnas svečias, ko anksčiau nebūdavo. Palikusi Lietuvą buvo ganėtinai seniai. Na ir Laisvajam universitetui, kuris propaguoja alternatyvų švietimą, ji yra itin įdomi, nes neleido jinai vaikų į mokyklą, taip nevertė jų eiti į mokyklą. Jos penki vaikai neturi tų diplomų baigimo, na ir jie yra laikomi indigo vaikais, kai kurie žurnalistai taip vadina, turi įvairiausių talentų. Na ir šiandien mes kalbėsime su Forelė, greičiausiai diskusijos forma, tiesiog jūs pakelkite ranką, paklauskite ir mūsų viešnia mielai atsakys. Taigi, pirmas klausimas bus labai panašus kaip ir mūsų temos pavadinimas. Temos pavadinimas buvo alternatyvus vaikų ugdymas. Tai ponios Forelė ir paklausim, ką reiškia tas alternatyvi pedagogika, alternatyvus vaikų ugdymas, su kuo jis valgomas, ką reikia daryti, kad jeigu bus laikoma, kad jūs ugdote vaiką alternatyviai kitaip negu priimta. Tas ir yra, kas yra alternatyva. Alternatyva tai yra viskas, kas išeina iš tokio viduriuko arba susikūrė tironijos, arba susikūrė kažkokie tai valdžios punktai, kurie nori įsteigti kažkokią tai taisyklę. Ir viską, kas yra ne tose taisyklėse, už tų taisyklių, ir yra alternatyva. Žinoma, alternatyva gali būti ir teroristinė. Ir gali tenais išsivystyti visokie piktybiniai, edukaciniai motyvai, bet gali išsivystyti labai nuostabus, brandus, altruistiški, genialūs padariniai. Žodžiu, man asmeniškai alternatyva yra tai, kad aš jaučiu kiekvieno vaiko poreikį ir jaučiu, ar jam reikia eiti į kažkokią tai mokyklą, stebiu. Gali tai būti tūkstančiai mokyklų pasirinkimų, tai gali būti ir namų mokykla, tai gali būti net, vadinasi, toksai deschooling, unschooling, didelis judėjimas, kuris vyko visame pasaulyje per pastarosius 40 metų, kuris iš viso laiko visiškai vaikai gali praktiškai nieko nedaryti ir savaime jie reguliuoja savo darbą, savo mokymąsi, savo brandimą. Aš eksperimentavau, su kiekvienu vaiku skirtingai priėjau. Nebuvo tai, kad vienas štampiukas buvo visiems vaikams, nes iš tikrųjų iš 5 mano vaikų visi labai skirtingi ir labai įdomus. Ir tą patį darau su kitom šeimom, kada aš susitinku su kitom šeimom ir kai dirbu, aš žiūriu pilną asmenybę. Koks jo pašaukimas, kokios jos smegenys, kokia jos smegenų programa, kaip jis žiūri į pasaulį, kokia jo šeima, nes šeima labai svarbi irgi, nes genijus gali žūti netinkamoje šeimoje. Reikia kažkas tai, kiekvienas genijus, kuris kažkokį palikimą padaręs istorijoje, visą laiką turėjo kažkokį mentorių, kažkas, ar sesutė, ar sūnus ar duktė, ar tėvas ar motina, ar dėdė ar teta, ar senelis, ar mokytojas. Galų gale draugas ar kaimynas, kažkas tai pastebėjo jo talentą, parodė viešai ir mes dabar ir susipažįstame su Šekspyrais ir su Mozartais, su Bachais, kažkas tai parodyti reikia ir žinoma, ar tai buvo jų noras pasirodyti ar ne, vis tiek, kad po mirties, kas jau norėjo parodyti tuos veikalus ir tuos darbus, jau mes juos ir turime. Sekundėlę, bet žiūrėkite, didžiausi alternatyvaus švietimo priešininkai, oponentai, jie sako labai paprastai. Sako, vaikas, kol nesulaukia pilnametystės, tam tikro metų skaičiaus, 16, 18, 21, jis yra kvailelis, kuris nesugeba priimti elementaraus sprendimo, nežino, ko nori ir taip toliau. Ką jūs tokiems žmonėms atsakytumėte? Žinote, priklausomai, kur vaikas auga, galima išvystyti ir tokį egzempliorių. Tikrai, jeigu vaikui visą gyvenimą tu sakai, kad tu niekam tikės ir faktiškai pasižiūrėkite, kaip mūsų vaikai gimsta. Į lekcijos
į lekcijos praktiškai salę. Jisai gimsta, mes su juo kalbamės, mes žiūrime, mes rodome, mes kalbame, mes diktuojame jam, mes nurodinėjame, mes įrodinėjame jam, mes po to ką darome. Darželyje rodom, sakom, kokios taisyklės, po to mokykloje sakom, kokie yra dėsniai, kad visą šitą sistemą jis turi iškalti. Vis mes kalbame, mokytojas stovi ir kalba, o mokinys absorbuoja, po to universitetas, tu tenais, jūs sėdite, o dėstytojas kalba, jisai pastoviai klausosi ir po to, kai jam jau 25-30 metų, jisai dirba darbe, kuriam irgi bosas, verslininkas sako, ką daryti ir jisai irgi daug, ir jau kai jau reikalauja iš jo išminties, jis jau nebeturi, jis jau susijungęs, pasakyk, kur paspausti. Tas vyksta labai smarkiai šičia Lietuvoje. Puikiai išsilavinę žmonės po universiteto negali padaryti darželio lygio matematikos. Dėl to, kad, arba, sakykime, tai gali būti bet kur, restorane jie negali padalinti vienos porcijos į dvi. Tai gali būti elementarus dalykus, bet ypatingai aptarnavimo sferoje tai labai matosi, kad sukvailinamas žmogus ir jisai ir yra lojalus valdžiai, lojalus darbdaviui, bet mąstymas atimtas. Geriausiai marketingų ir iš viso pardavimų užsiimti veikia Azijoje. Kodėl Azijoje? Dėl to, kad pas juos yra kolektyvinis mąstymas. Vienas turės kažkokį pakabuką ir visi turės pakabuką. Visi, kaip sakant, bičių avilys. O vakaruose yra daugiau išvystytas individualus mąstymas. Ir labai daug yra sunkiau marketingo principus pateikti, nors Bernays, vienas geriausių marketingų genijų, kuris pakeitė visą vakarų pasaulį, aš manyčiau, kad jisai su vienu pirštu pakeitė visą Ameriką, nes gyveno labai ilgai ir jis buvo labai įtakingas. Ir jisai faktiškai ir išmokė moteris kaip rūkyti ir pastumėjo jas išvesti savo vaikus į darželius ir įrodė savaip per savo reklamas, per bilijonus, milijardus dolerių, kad šeima jau yra antraeilis dalykas. Žodžiu, labai galima su reklama viską sudarkyti, bet kokia šeima, bet kokia valstybėje, bet mano nuomonė, kad Lietuva geroj pozicijoje. Kodėl? Dėl to, kad man atrodo, kad Lietuva yra kaip pH vidury, pats toksai branduoliukas. Nei mes per daug esam avily, nei per daug individualizme, kaip Amerikoje. Žodžiu, mes labai pastabus, mes turim labai gerą dėmesio tokį tinklą, mes absorbuojam gerai, bet absorbuojam taip, kad mes išliktumėm savi. Kiek mus išnaudoja, kiek tautų. Ir vis tiek mes pakeliam galvą ir žengiam tolyn. Aš visą laiką taip pat palyginu su palme. Palmė yra vienintelis medis, kuris per uraganą gali ištverti nepalūžęs, dėl to, kad jis nusilengia iki pat žemės ir gali atsilenkti, dar netgi sustiprinęs savo šaknis. Tai aš jaučiuosi, kad nors ir palmės neauga Lietuvoje, bet mes esam kaip palmės. Tai vienas iš tokių nuostabiausių dalykų, kas ir yra kodėl išsilaikė dar tos lietuviškos šaknys, lietuviški papročiai. Ir aš tą galiu matyti po 23 metų atėjusi labai aiškiai. Gal kiti, kurie važinėjo, atvažiavo, bet aš iš karto, kai pamatau po 23 metų pasikeitusią Lietuvą į gerą pusę ir dar išliko tas lietuviškumas, tai yra įrodymas, kad lietuviai turi to, ko niekas neturi pasaulyje, aš manau. Tai vienas iš rečiausių dalykų. Tai čia jums reikia tą tausoti ir žinoti. Ir aš dažnai toks mano posakis sako, kad lietuviai turi visko, ko jums reikia. Tik jie to nežino. Dėkui. Prašau neužmiršti, kad turite arba galite kelti rankas, užduoti klausimą bet kada. Aš pamatysiu ir paklausiu, arba jūs patys paklausite. Klausimas Forelį vėl apie tą Lietuvą, nes pradėjau. Dėja, nepamačiau, jau pas pradėjau. Operatorius užstojo. Taigi, žinome, kad ponia Forelį turi tam tikrų planų, ar jie dar nemirė, tos planai kažkokie kurti
tam tikras struktūras, sistemas, alternatyvaus švietimo, turi tam tikrą viziją, kaip galėtų atrodyti alternatyvaus švietimo sistema galbūt, ne tik pavienė mokyklėlė. Prašau papasakoti apie tai, kaip jūsų vizija visų pirma. Na, mano vizija jau kunkuliuoja daugeliu metų. Nuo 17 metų, kai mes darėm su savo šeima pirmosius eksperimentus su vaikais. Ir po to dariau eksperimentus su įvairiomis tautomis Amerikoje. Ir dabar, kai mes turėjom pasirinkti, kokioje vietoje mes norim daryti tą akademiją, mes dar turėjom pravažiuoti visą Europą, ką tik grįžom per visą Europą, nusibeldenant nuo Portugalijos iki Švedijos, dar apžiūrėti, kokie dėsniai gali būti įjungti Lietuvoje. Mes norime padaryti Lietuvoje. Aš tai 100% įsitikinus, kad aš noriu tai daryti čia. Ne Rusijoje, kaip mes manėm, ne Amerikoje, kaip buvo mums duota vieta. Bet aš tikrai norėjau padaryti tą Lietuvoje, dėl to ir atkrito daug sponsorių, dėl to, kad jiems Lietuva tai buvo kaip žaisliukas, jie nesidomėjo. Bet aš žinau, kad yra labai daug norinčių, yra labai daug šeimų, kurie jau pasiruošė tam. Jie beveik prisiskaitė, prisimatė, tik vieno trūksta. Nu, kur ta mokykla? Nu, gerai, aš tą viską tą žinau. Nu, gerai, mes ten susitinkam, pakalbam. O kur ta mokykla, kur būtent ir taip auklėtų vaikus? Būtent mes ir norime sukurti tokią vietą, kad būtų nuo pat lopšelio. Ne tai, kad lopšelį ten jau mama būtų be vaikų, bet aš truputį paaiškinsiu. Nuo pat lopšelį iki pat universiteto ir po universiteto. Tokia vieta, kur yra garantuoja moralinis ir ekonominis ryšys, pagalba. Net ir tada, kai vaikas eina, mokosi ir po to, kai sakykime, jisai po 18 metų ar po 15 metų išvažiuoja į užsienį. Sako, ne, čia Lietuva man per prastas, aš jau viską gavau, labai laimingas, ačiū Jums labai už visas studijas, buvo nuostabu pas Jūs mokytis, bet aš išvažiuoju iš Lietuvos. Jis išvažiuoja iš Lietuvos, pasibasto, pasimato, pamato iš tikrųjų, kaip visur niekur taip nėra gerai, kaip Lietuvoje jisai supranta, suvokia, kad niekaip jau čia yra programa padaryta jam sugrįžti. Jisai sugrįžta, sako, atleiskite, aš jau tenais padirbu ten, bet vis dėlto yra kažkas tai pas mus čia Lietuvoje. Tai vat būtent mes ir esame tokie žmonės, kurie tokia mokykla, kurie viską padarys, kad parūpintų darbą. Ir moralinė pagalba. Tai nėra tokia vieta, kur tik tai mes padarom mokslinčių. Nes mokslo neužtenka, kiek pas mus bedarbių, kiek išvažiavusių, kiek aš žinau profesorių Amerikoje, kurie valo, valytojus, kurie dirba sargais, daktarai ir labai žmonės su 5 diplomais. To neturėtų būti, tai ir yra ta bendryja. Mes sukūrėm bendryją nuo pat kūdikystės iki pat suaugusio žmogaus tarpsnio. Bet iš karto oponentai sakys ir pradės rėkti, jūs sakys, kūrėte darbo jėgą darbo rinkai. Sako, kasgi čia dabar, kapitalizmas, ten visa kita, yra didžiulės korporacijos, jūs tik tai tada toj savo mokykloje ar mokyklų tinkle, tik tai sukūrėte, darbuotojus, kurie eis į tas korporacijas, eis nuo mažiausia, ten paskui pradės galbūt kilti karjeros laiptai. Tai yra vadinama visais laikais buvo ta darbo jėga, darbo resursai vadinami, tai yra nebe asmenybės, o tiesiog yra nuosmeninama ta darbo jėga, kaip sako, kaip ten, žmogiški resursai, yra toks terminas yra. Visai neseniai buvo sukurta visa sistema, kad vaikus įgrūsti į kažkokį tai pastatą ir juos apmokinti. Ir jeigu kas nors nežinote visos istorijos, tikriausiai jūs jau susirinkė čia visi išminčiai. Bet tik tai kaip pavyzdį duosiu, kad Amerikoje, kada jau laikas buvo priimti į gamyklą, tai buvo industrijos laikas, jie neateidavo laiku. O žinote, konvejeriai čia, detalės, o čia dabar kurgi 5 mūsų darbuotojai nėra, jie neateinant dėl to, kad tiek valstiečiai. Daugiausiai jų buvo migrantų, ypatingai slovakai, iš Slovakijos ir slavai, ne slovakai, slavai. Ir jie norėjo sukurti sistemą, kad kažkaip tai jie ateitų laiku. Ir klausyti kažkaip tai darbdavių, jie nežino kaip, kažkaip jie atsikalbinėja, nes ten buvo, kaip sakant, fermeriai. Jie priprato prie fermos, priprato prie saulė pateka, aš apsimausiu kaliošius, botus ir eisiu ten pamelžti karves, bet tokia sistema visiškai buvo netinkanti tada, kada buvo konvejerių gyvenimas. Tai
jie pradėjo galvoti į priekį. Gerai, mes iš karto pratinam, kažką darom su jų vaikais. Paimam tuos vaikus. Gerai, yra tam tikras tarpas, 45 minutės, skambutis. Viskas buvo padaryta, kiekvieną minutę apskaičiuota. Netgi geltonas autobusiukas buvo sukurtas lygiai, kas bus tenais, kai jie užaugs. Tai visas buvo miniatūrinis toksai darbas, kad jie paklustų, kad jie laiku ateitų ir padarytų, ką jiems sako. Ir maždaug tas pats vyko ir šičia, Europoje ir Rusijoje. Žodžiu, čia yra maždaug, kas anksčiau ir vėliau atsirado, tai nesminis dalykas. Pats pagrindas, tai buvo naudinga tada, kada buvo fabrikai, dabar visiškai kitas pasaulis ateina. Faktiškai vien tik tai eina dienomis paskaitos Amerikoje vien apie tai, kas bus ateityje. Žodžiu, pagrindinis dalykas, ką mes norime suteikti mūsų vaikams, mąstymą, galvoti, kaip pasikeisti. Gerai, va šiandien yra taip, o rytoj visiškai kitaip. Kad mokėtų adaptuoti, mokėtų sugalvoti. Gerai, prisėskim, galvokim, kaip sukurti kitą sistemą. Aha, kaip išsigelbėti iš tos sistemos. Tai žodžiu, jie turi būti ypatingai išmintingi, ypatingai altruistiški ir suvokti, kaip dirbti bendrai. Ir dar suvokti, kaip pratęsti šeimą. Nes bus biorobotai, kuriems tai visiškai nebus aktualu. Žodžiu, bus visiškai kitos, pas mus problemos bus už 20-30 metų visiškai kitokios. Patikėkite, kad mes dabar labai turim nuostabą laiką. Nes aš įsivaizduoju, kas bus vėliau, tai aš pažaliuoju. Žodžiu, dabar mes turime labai nuostabų dalyką. Gal ir geriausią laiką turim dabar. Dėl to aš noriu, kad sukurti tokią sistemą, kad mes neskubant, grožėtumėmės vaikystę, stebėtumėm, kaip vaikai studijuoja, kas jiems patinka, šiek tiek nukreipti, jeigu jiems reikia, padėti jiems morališkai ir suvokti jų psichiką ir psichologiją, nes tai labai svarbu, nesuvokimas, kaip vaikai elgiasi, kaip jie mokosi, kas yra berniukas, kas yra mergaitė. Žodžiu, visą šitą koncepciją mes turim suvokti ir dabar daug kas jau suvokiama, daug ir dabar biogenetika labai stipriai padirbėjusi, parodo iš mūsų genetikos, kaip mūsų smegenys veikia, kodėl berniukai yra skirtingi negu mergaitės ir kodėl mes visiškai negalime juos auklėti taip pat, kaip mes auklėjom anksčiau. Žodžiu, tokios yra ir 100,000 kitų elementų, kurie bus sudaryti, kurių aš negalėsiu dabar viską pasakyti, bet žmonės dabar jau registruojami į šitą akademiją, kurie yra ir bus. Mokiniai pasirenka mokytojus, mokytojai savo mokinius. Toje mokykloje yra demokratija, bet taip pat gerbiami mokytojai. Tai nėra kaip Švedijoje. Tai Švedijoje yra didžiausias pragaras dabar su mokytojais. Ta demokratija atvedė iki to laiko, kad jau mokytojas niekam tikės ir tas pats yra mokykloje. Vaikas paims ir koją užsikels ant stalo ir tai jau nėra pagarbos. Išrinktas, jau mokinys išsirenka savo mokinį, jis turi jį gerbti. Ir va tokiu pobūdžiu gal šiek tiek ir mes skiriamės nuo Sudbury Valley mokyklos, nuo Summerhill mokyklos, to, kad pas mus yra šiek tiek struktūra, to, kad suaugę yra įvertinami ir mes toliau norime ne tik, kad, žinote, kai vaikai pradeda eiti į darželius, eiti į mokyklas, atitraukiamas ryšys nuo tėvų. Ir autoriteto jau jie nebeturi, galvoju, ką čia daryti, taip ir yra, vaikai kaip ančiukai, kas tenais eina, tai kuo jie daugiau laiko praleidžia su kažkokia tai moterim ar vyru ir su tuo ir norit būti. Ir po to, kai ateina iš mokyklos, jau mama ir tėvas jau nėra autoritetas. Bet mūsų pati pagrindinė užduotis, kad to nesusidarytų, kad mes viską turim padaryti, kad mes iškeltumėm tėvų autoritetą ir kad jie toliau brandžiai galėtų tobulinti savo santykius kartu. Aš patikslinsiu auditorijai, prieš 2 savaitės mes sėdėjome toj pačioje vietoje ir kalbėjome su Sudburio slėnio mokyklos atstovu, tai buvo Skotas, ir jisai būtent akcentavo, kad tėvai jų mokykloje praktiškai yra svečiai, nors ir laukiami svečiai, bet jie neturi jokios sprendimo priėmimo teisės, sprendžia mokiniai ir sprendžia kartu su mokytojais.
bet pagrindiniai, aišku, mokiniai. Tai šiuo atveju Forelį alternatyvus švietimas suprantamas šiek tiek kitaip. Tėvai čia kažkur įsipina į tą visą mechanizmą. Jie yra labai svarbus. Pavyzdžiui, Summerhill pas juos yra internatas. Ir jiems tai visai normalu. Man internatas tai yra jau paskutinė stadija, ką mes galim sukurti vaikam. Aš manau, kad tėvai yra taip pat reikalingi kaip ir mokykla. Bet reikia mokėti atsirinkti, nes jeigu jau tėvai arba motinai nepatinka kažkokia dėstytoja, tai tikrai tam vaikui nereikia tenais eiti studijuoti. Tėvai ir motinos žino savyje, kas reikalinga vaikui. Ir mes tai mokom ir juos. Ir čia yra toksai bendradarbiavimas tarp tėvų. Nesakau, kad visą laiką tėvai bus klasėse, nes jie bus užimti. Bet jeigu yra mažiukai, tai tikrai yra labai negerai palikti vaiką darželiuose ilgą laiką, gal 1 valandą, gal 2, gal mes sudarysim tokias sąlygas, kad motinos su vaikais galėtų bendrauti su kitom motinom ir vaikais. Tai yra tas pažintinė tokia veikla. O po to, jau jeigu jiems reikia kažkaip tai išeiti ar toliau palikti vaikus, vėliau kai jiems 4 ar 5 metukai, tada jau prasidės toksai daugiau mūsų mokyklos akademijos darbas. Auditorija, prašau, mačiau rankas, aš dabar negaliu. Kas klausimas? Prašau. Dabar sakykit, reiškia, minėjot, kad jūsų vaikai neturi ten jokių diplomų ir taip toliau ir panašiai, žodžiu, bet jie yra, supratau, išsilavinę, intelektualūs, kūrybingi, tikriausiai turėtų būti tokie vaikai be galo kūrybingi. Ir, iš tikrųjų, šiuolaikinėme pasaulyje, kad ir pas tos pačius verslininkus, darbdavius, yra poreikis tikrai turbūt didesnis. Ne tų tokių mašinų, kur pasakė, kad ir tas pats buhalteris, kuris skaičiuoja ten pinigus, reiškia, įmonės ir panašiai, jis taip pat turi būti kūrybingas, nes, pasaulis keičiasi. Neužtenka vien būti tuo tokiu sukalėju ten arba kažkokiu tai vykdytoju. Kūrybingi žmonės, jie visada buvo vertinami ir jie yra kuo toliau tuo labiau vertinami. Tai, žodžiu, ką aš noriu to pasakyti, kad ta pati šiuolaikinė sistema, jinais kokia jinais bebūtų, be abejo, turi savo kažkokių tai spragų, galbūt ir didelių tų spragų, bet didelė dalimi turbūt kūrybingumas ateina žmogaus ne iš sistemos tos, bet turbūt iš paties savęs ir iš šeimos, iš auklėjimo, nuo to, kaip tėvai tą vaiką, reiškia, leidžia pasireikšti tam kūrybingumui, nenurodinėjo pats, reiškia, patys tėvai nuo pat mažens. O, sakykime, tie patys diplomai ir tas pats dokumentas vadinamas, kaip bebūtų, sakykime, ne tai, kad gaila, bet iš tikrųjų pati sistema, aišku, jinai yra tiek pas mus plati ir priimtina visoje visuomenėje, kad bent jau pradžioje, sakykime, žmogui pradėti savo karjerą, kažkokią tai tas dokumentas jisai reikalingas. Be abejo, paskui darbdavys jisai labiau kreipia dėmesį į pasiekimus, į patirtį žmogaus. Tas reiškia, išsilavinimas ten, galbūt kažkoks tai tik tai yra kaip rodiklis. O pradžiai visada tas reikalingas. Sakykime, jūsų propaguojamame dabar, toje sistemoje, reiškia, kaip jūs sprendžiate tokius klausimus? Nes aš susidarau nuomonę tokią, kad jūsų mokykloje baigęs vaikas, jisai turėtų arba galėtų tik tai užsiimti pats individualiai. Nes įsidarbinti kažkur tai, pas kažkokį tai darbdavį, kaip jūs paaiškinkit, kaip tai turėtų vykti? Visų pirma, yra misinformacija. Mano vaikai turi diplomus. Aš nežinau, iš kur ta informacija, bet matosi, čia yra neteisinga. Jie atskirai turi savo pažymėjimą bendro lavinimosi, kurį eksternų išlaikė. Žodžiu, čia yra viena medalio pusė. Antra medalio pusė mes turėsime savo pažymėjimus, savo diplomus, atestatus. Mes būsim visiškai legaliai su Lietuvos įstatymai susiję, nes mes viską padarysim, kad tai būtų legalu ir mes dabar dirbam su valdžia.
Aš galvojau, jūsų koja tokia ilga. Labai tinka prie forelį, juoda prie baltojo. Aš galvoju, kažką aš prie tai pasakiau, nes... Na va. Žodžiu, mes turėsim viską, kas aš dirbu. Bet tik tu pasakiau apie valdžią ir juodas katinas atėjo. Bet žodžiu, kaip aš kalbėjau su Eglė Fišienė, viskas ir tenais juda, ir vien nori, ir valdžia nori. Nėra ten tokie jau visi apglušę, kaip mes manome. Tik tai sunku pajudinti tą sistemą, visą tą, kaip sakant, visą tas biurokratinį aparatą yra gana sunku, jisai baisiai sunkus, bet judasi. Matau, mes kalbame, žinoma, jų nauji įstatymai veikia, ar jūs nežinote, ar jūs skaitote, bet tikrai veikia, po truputį išsijudins, nesijaudinkit. Ir mes turėsim, tikrai čia 100%, tai turėsim tą, gal nedarysim ant tų servetėlių ir tualetinio popierius, bet tikrai turėsim kažką gražaus, parodyti, kad jau baigė kažką tai vaikas. Bet ne tik tai tą, man svarbu, ar vaikas buvo iš tikrųjų laimingas, tai pirma. Antra, ar jisai gali kurti kokiais nors veikloje. Ir jeigu jis gali kurti, mes padedam jam surasti darbą toje vietoje, kuris ieško. Vadinasi, kiek iš viso paauglių turi pagalbininkų, kurie padėtų jiems tikrai kovotų su juo kiekvieną dieną, visus metus ir 2 ir 3, kad tik tai kažkur tai įsidarbintų arba ekonomiškai jisai galėtų gyventi normaliai. Bet klausimas vienas toks. Įsivaizduokite, kad 9 metų berniukas ar mergaitė yra multimilijardierius. Dabar ateina čia atvažiuoja į Lietuvą ir sako, ar man iš viso reikia mokytis? Kam ta mokykla? Mokyklos direktorius sako, tau reikia įti į mokyklą, kad tu baigtum, kad turėtum pažymėjimą ir kad tu galėtum stoti į universitetą. Berniukas sako, ar mergaitė, o kam man eiti į universitetą? Universitetą reikės, kad tu pabaigsi, galėsi eiti dirbti. O ką man toliau dirbti? Kad galėtum turėti pinigų ir išlaikyti savo šeimą, kai turėsi. Bet aš jau dabar turiu pinigų. Aš jau dabar ką tik padariau savo pinigų. Aš pasidariau multimilijonierius nuo pat, kai aš buvau 3 metų. Aš esu genijus, aš pasidariau tuos pinigus, man 9 metai, štai pas mane banko sąskaita tiek, ar man iš tikrųjų reikia eiti? Ar aš galiu dabar? Ar aš dabar galiu savarankiškai studijuoti ir mokytis savo malonumą? Žodžiu, matote, toksai paradoksas gaunasi. Mes einam į mokyklą, kam? Ir jeigu tikrai yra toksai pokalbis atviras su švietimu, jie visą laiką, jie nori tam, kad iš tikrųjų gero nori. Kad mes, duok Dievą, kad paduotumėm pavalgyti savo vaikam. Bet jeigu mums tai rūpi, tai rūpinkimės dabar apie tai. Tai vadinasi, čia yra ekonomikos dalykas. Vadinasi, ekonomiškai mes turim sustiprinti šeimas. Ekonomika yra problema. Mes nežinome iš viso, kaip padaryti, kad visi turėtų ne tik pavalgyti, bet pasidalinti. Bet būtent tas ir yra atvirkštinis procesas pas mus mokykloje. Mes žiūrime tai kaip iš karto, iš pat pradžių, kad mes turime tą bendruomeninį palaikymą. Jau ekonomiškai tai net tikriausiai 50%, kad jis jau ir turės savo pinigų. Iki tol, kol jam bus 15 metų. Prašau. Taip, aš tiesiog tokį šiek tiek klausimą turiu, kadangi istorikas esu, tai žinau, kad, patys didžiausi didikai, sakysim, grafai, jie neidavo į mokyklą, bent jau iš pat pradžių, jie buvo ruošiami korepetitorių namuose. Kuo iš principo skiriasi šitas mokymas, kurį jūs propaguojate nuo šitokio elitinio švietimo suteikimo namuose labai turtingiams žmonėms, tuo metu, kai absoliuti visuomenės dalis yra neraštinga? Taip, yra dalelė to, pavyzdžiui, mano visa sistema yra komponentai, gal yra kokie bent 300 sistemų, kurie jau pasitvirtino istorijoje. Tarp kitko, aš visą laiką sakau, istorikui reikia būti prezidentu, nes tik tai istorikas supranta, kokios klaidos buvo anksčiau, jūs galėtumėt politikoje labai gerai dalyvauti. Bet mano sistema yra integracija.
Gabaliukas to, gabaliukas demokratiškumo, gabaliukas Ščetinino mokyklos, gabaliukas tarybinės santvarkos, ką jie gerai padarė, gabaliukas japonų, gabaliukas kiniečių, gabaliukas mano projekto, kurį aš dariau, gabaliukas aš surenku, aš matau, aš esu daugiau kaip tyrinėtoja redaktorė. Aš matau, kas veikia ir po to aš integruoju dalykus ir darau tokius kaip, nesakau, kad laboratorinis, bet čia tiesiog taip aiškiai tokį kaip eksperimentą. Aš juos dariau ir anksčiau, bet aš manau, kad tai labai, labai pavyktų Lietuvoje, dėl to, kad žmonės yra ne taip materialiai, jie nežiūri materializmo tokiomis akimis, kaip kitose šalyse. Vadinasi, yra žmonių, žinoma, kurie nori kažką daugiau, turi didesnį namą, didesnį mašiną, bet aš matau, būtent lietuviuose, nesakau koks procentas, bet bent 20% yra lietuvių, kurie yra, jie nori būtent širdingai, dvasiškai, humanistiškai prieiti prie švietimo, prie darbo, prie auginimo vaikų. Aš nežinau, aš tau atsakiau, čia yra integracija. Yra ir, kai sakot apie korepetitorius, jeigu vaikas nori būti daktaru, sakysim jam 6 metukai. Pavadinkim jį Linas. Linas nori būti daktaru. Niekas iš visos mokyklos vaikų nenori būti daktaru. Tai jisai gaus visą pagalbą būti daktaru. Tai jeigu jam reikės ar vieno mokytojo, ar 10 mokytojų, ar jam reikės eiti kiekvieną dieną į polikliniką, į kliniką, į veterinarijos punktus, daryti eksperimentus, daryti savo visokios analizės, tyrinėjimus. Tai viskas bus padaryta tam, nes individualiai sukurtos sąlygos tam vaikui, kad jis galėtų tobulintis. Tai čia daugiau negu vienas korepetitorius. Čia daugiau, čia sukūrėma visa ta atmosfera, kuri visą laiką yra daugiau negu vienas žmogus. Nes tikroji edukacija yra daugiau negu kad vienas. Tai yra bendryje, tai viskas, tai yra šeima, tai yra laiku lytiškai išsivystyti, tai yra laiku turėti draugus, tai yra laiku leisti vaikui šliaužti, jeigu jis tai nori, tai yra laiku mylėtis, laiku džiaugtis, laiku valgyti, laiku eiti miegoti. Žodžiu, čia yra visi komponentai tų sveikų dalykų, kuriuo aš matau ir būtent galutinis rezultatas, aš manau, turėtų būti tikrai puikus. Prašau. Aš noriu paklausti, ar gerai suprantu, tai tokios mokyklos tikslas būtų kaip ir stiprinti vaikų stipriasias pusės, jų ten atrasti tą pašaukimą ir kad jie pasitikėtų savim. Ta prasme, kad patys jaustų teisingai, ką daro ir tokiu būdu pasirinktų savo kelią, taip? Taip, mes kreipiame dėmesį į žmogaus stiprybės, nesilpnybės. Nes jeigu stiprybės kreipsim dėmesį, tai ir bus tas genialumas, kurį mes matome, kas vyko istorijos puslapiuose ir matome šiandieną, šiuolaikinėme pasaulyje, matote mano gyvenime, dėl to, kad buvo kreipta dėmesį į jų stiprybės ir puoselėta, ką jie turi įdomus, ką jie gali kurti. Ir būtent tas atsakymas yra taip, tai viena iš tų dalelių. Dar vienas klausimas, o kaip palaikyti, kad jie patys norėtų, kaip sužadinti tą įdomumą, tai čia turbūt ir būtų jūsų ta užduotis, ne? Tai yra procesas, tai yra ne vienos dienos darbas, nes vaikai juos įkvėpia, sakykime, kačiuką aš atnešiu tokį mažą, jie glostys, po toks didelis katinas ateina, jis jau nenori man būti su tom dideliu katinu, kaip sakant. Tai aš sakau, bet koks projektas gali būti mažiukas kačiukas, ui, koks jisai gražu. Tam yra atitinkami asmenys, kur pastebėti. Norėjau paklausti, per kiek laiko maždaug vaikas pamatote jo gabumus? Ir, sakykime, antras klausimas būtų, jeigu ar tikrai teisingai mes jį nukreipiam. Jūs sakote, vaikas nori būti daktaru, tačiau gal mes įkreipiam į daktarą, tačiau pasirodo po to, kad jis nori visai kitos pusės, kas priešingai yra. Aš manau, kad dabar 90% vaikų nukreipti ne ten. Net ir dabar suaugusių tarpe labai daug kas ne vietoje. Jie nuo universiteto studijavo žurnalistiką, o po to nusprendė būti veterinarais. Kiti, kaip Ona, norėjo studijuoti teisę, o dabar nori būti nuostabi mama ir jinai nuostabi mama. Ir žodžiu, mes kiekvienas irgi su vaiku, kai dirbam, kartais nematom. Ir kartais net ir sunkiau matyti savam, kaip sakant, kieme. Kaip sako, savam kieme pranašu nebūsi, tai kartais taip ir yra. Kartais reikia kitų žmonių, kurie yra ekspertai, kurie pamatytų. Nors yra daug
aš mačiau labai daug nuostabių tėvų, kad jie turi tą pačią gyslelę, kaip, aš pasakyčiau, tie, kurie mato ir jaučia tuos aspektus. Žodžiu, aš manau, kad tas ir yra menas ir mokslas. Čia yra ir menas, ir mokslas. Menas yra tai, kaip mes tą padarysim, kaip mes pateiksim. Aš sakysim, galiu grinai pasakyti vaikui tokį sakinį. Tik vieną vaiką. Jos berniukas 10 metų. Jinai žino tiksliai, ką pasakyti jam ir kada. Aš dar nei vieną kartą negirdėjau, kad jinai jam duotų priekaištą, kada nereikėjo. Ir tas berniukas yra faktiškai vienas šauniausių 10-mečių. Ok, klausimai? Galėjau, žinoma. Žinia, kad Lietuva nėra tokia labai stipriai išsivyščiusi ekonomiškai, tarkim. Kaip jūs išspręstumėte tą problemą, kad visi vaikai be išimties galėtų jūsų švietimo sistemą patekti? Ir iš tų šeimų, kur vargingiau gyvena. Ar jūs kalbate apie būtent mano akademiją, ar visais atras? Mes viską padarysim, kad tai būtų pagrįsta ne dėl ekonominių sumetimų, vadinasi, ką aš noriu pasakyti, kad bus stipendijos. Kad jeigu ateina žmogus, kuris tinka mūsų mokykloje, tai mes niekada nežiūrėsim, jeigu jis negali sumokėti, tai turėtų visiškai, mes į tai nekreipsim dėmesį. Žodžiu, mes norim, kad būtų nemokama. Tai čia geriausias variantas. Dabar mes ir dirbam, mes žiūrim į fondus, žiūrim su filantropistais, dirbam tą darbą, dar čia yra užuomazga. Antras geriausias variantas, darome stipendijas. Tai vadinasi, tie, kurie turi ir gali prisidėti. O kiti, kurie negali, mes išduodam jiems stipendijas. O ką reiškia tinka? Tinka jūsų mokyklai? Nes ne visiems netinka. Pavyzdžiui, mes žiūrime ne tik tai į vaiką, bet žiūrime į tėvą, motiną, struktūrą šeimos, ar jie kuriam reikia, tiesiog lakstyti pastoviai. Pastoviai jam reikia dirbti lauke. Ir jisai grupelį yra, kur visi dirba taip atsargiai, tokį kažkokį laboratorinį darbą. Tenais paima su viena datytė, tenais pradurė, ką nors kažką labai atsargiai dirba, miniatūrinį kažkokį tai darbą, arba su mikroskopu kažką žiūri. Ir įsivaizduokit, kad toksai vaikas, ir čia yra 5 tokie vaikai, ir jie labai tyliai, tokie jau yra vaikai, tokia jų psichika, toksai jų programa jau, kad jie gali tą daryti. O tas berniukas negali. Tai dabar žiūrėkite, ką mes darom su to berniuku. Ar mes išvadinam jį visais žodžiais, kad jis yra kerėplė, negali susikaupti, negali sėdėti ir žiūrėti pro mikroskopą. Ar mes sudarome jam irgi grupę, kur jo draugai gali būti panašus į jį, kuriems reikia bėgioti, žvejoti. Statom namą, kasam duobės, sodinam medžius. Tai tokiam berniukui reikia žiūrėti daugiau pagal irgi fizinę erdvę, ko jam reikia, nes jisai negali būti patalpintas vienoje grupėje. Tai žodžiu, mes žiūrėsime, kiek mes grupių galėsim padaryti. Mes pradedame nuo tokių grupių, kur daugiau vaikai yra draugiški, kurie mėgsta bendrauti, kuriems patinka žmonės. Čia yra pirmoji grupė, po to yra antroji grupė, tokie, kaip pasakot, nepatogus vaikai, kurie sukelia daug visokių problemų tėvams ir mokykloms ir kaimynams. Bet yra ne tai, kad jie dabar tikrai nepatogus, būtent iš tų ir išaugo tie gaisrininkai ir nuostabiausi žmonės, kurie išgelbėjams jums gyvybę po 20 metų. Žodžiu, neatsižvelgti, kas iš jų bus ateityje, mes nežinom kas. Kas iš tų grupių, iš tos grupės, kur yra visiškai, kurie mėgsta bendrauti, iš tos, kurie nepatogus. Po to bus grupė vaikų, kurie yra labai draugiški, bet yra labai iš nesocialių šeimų. Tai visiškai kita sandūra, nes jeigu mes negalim bendrauti su tėvais, mes visiškai kitą sandūrą turim sutelkti jiems. Kita, kur yra neįgalieji, invalidai ir taip toliau, yra skirtingos grupės. Aš tiesiog tokį daugiau hipotetinį klausimą. Tai šiuo metu labai dažnai yra minima Steve'o Jobso citata, kurią jis viešai yra pasakęs: "Stay hungry, stay foolish." Ir nežinau, man tiesiog tokia mintis kilo, ar nepadaroma meškos paslauga vaikams su tuo visišku patogumu jiems gyventi, kaip jūs minėjot. Viskas yra iki smulkmenėlės patogu. Ir ar tada tai nesudaro, nežinau, kažkaip tokios meškos paslaugos jiems patiems ten jų darant tik. Aš puikiai suprantu, bet tas ir yra,
tie, kurie jau bus registruoti ir kurie priregistruoti, jie galės matyti visą veikalą, kurį aš baigiu redaguoti, kad pamatytų, kokios tai sąlygos, visi klausimai, kokie tik tai gali būti iškelti ir atsakomi. Žodžiu, tai faktiškai, ką jūs sakot, yra atvirkščiai. Yra gal šiltnamio sąlygos sudaromės, su kuo dirbti ir su kuo veikti, kad kūrybiškiau jie galėtų, bet visos sunkumai yra sudaromi, kad būtent išspręstų jį. Tai sakysim, jeigu ateinam valgyti, įsivaizduokite, čia yra pamoka, ateina visi valgyti, o tik tai yra vienas puodelis pieno, yra 5 vaikai, ką jie darys, kaip jie pasidalins, kaip spręsti problemas, tai pastoviai turės spręsti problemas socialinės tarpusavio. Čia yra sunkus darbas, jie pastoviai turės nagrinėti ir ne tik tai, bet vėliau, kai jie bus jau sustiprinti savo grupės, jie galės toliau eiti į visas kitas grupės ir stebėti, eiti į pasaulį. Tai nebus kaip inkubatorius, jie eis visur, jie eis dirbti su suaugusiais, jie eis dirbti su profesionalais, jeigu nori teatre dalyvauti, jie eis ir bus tenai scenoje, jeigu norės, kartu su profesionalais. Žodžiu, kad sunkumų bus, tai tikrai iki kaklo, nes jūs net neįsivaizduojate, kokie tas yra mokykla ir yra. Kas? Ne tai, kad... Bet vis tiek turėtų būti saugikliai. Jūs savo akademijoje turėsite kažkokius saugiklius, juk akademija tai negalės mokyti visų Lietuvos vaikų, bus atrinkti 300, 400 ir jie vis tiek turės išeiti į pasaulį, o kažkurie baigę paprastą klasikinę mokyklą, jie vis tiek tarp jų bus konfliktai. Bet kažkokie tai saugikliai jūsų mokyklos, jie bendraus su paprastai eilinė klasikinės mokyklos mokiniais. Ar čia bus taip tik tai, viduje jūsų sudarote jiem problemas, o išorė? Išorė visą laiką. Žinote, gyvenimas toksai yra sudėtingas. Bet jeigu iš viso, net jeigu nieko jūs nedarytume, jau yra sudėtingas. Pažiūrėkit, modelis, pasudėkim, sako, koks ir lengvas darbas, tau nieko nereikės daryti, tik sėdėti. Tik sėdėti. Nu, pažiūrėsim, kaip jisai jausis, nieko nedarydamas. Jisai pradės merdėti, jam viskas skaudės. Žodžiu, nieko nedaryti ir iš viso yra gyvenimas sunkus, nes visi mes gavom savo dalį sunkumų. Žodžiu, kaip ten bebūtų, ar jie tenais eis į gatvę, ar tenais su šeimoje, tenais skyrybos vyksta, arba tenais nesutarimai su sesute ar broliuku. Pastoviai yra konfliktai. Iš tų konfliktų mes tikrai nepabėgsim. Tai kad konfliktai bus tenais ir gatvėje, ir tarp namų, ir šeimoje, tai čia žinoma, tai tas ir yra, tas yra mokinimasis. Bet tai yra ne tai, kad išvengti to konflikto, bet kaip mes tą konfliktą išsprendžiame. Ar iš tikrųjų mes visi apnuodėjom žmonės, savo draugus, būtent išreikštami savo nuomonę. Žodžiu, mano tikslas yra taip sudaryti sąlygas, kad orumo mes neprarastumėme gyvendami. Labas vakaras. Jūs sakėt, kad reiktų vaikus išskirstyti į grupelės ir jie kiekvienas individualiai pagal savo poreikius ten dirbtų, darytų kažką. Bet, kaip jūs galvojat, kaip labiau reiktų parinkti tas grupelės, ar pagal jų pačių poreikius, ar pagal tai, kaip jūs matote aplinkybės, nes, paskui vaikai, jie parinkti į grupelės gali taip jaustis kaip, pažymėti. Pažymėti, jūs labai gerai pasakėte. Tai žinom absoliučiai, kad tai bus ir jų pasirinkimas, ir jų noras, ir apklausai, bet kada galės išeiti, gal jie norės kažką kito sukurti, žodžiu. Tai nėra, ką aš kuriu, visiškai nėra idealas. Aš net niekada nesakiau, nei aš turiu idealią šeimą, nei turėsiu idealią akademiją, nieko idealaus nebus. Aš tik tai sukuriu kitokią, čia kitkas, gal kažkam tas ir tiks. Žodžiu, kad tenais ar bus jisai pavadintas kaip label vadinasi, kad kaip mes paženklintas, kaip jūs sakot. Tai čia tas ir yra, mes juk galime visiškai nesakyti, bet vis tiek, jeigu jisai nebus tam tikroj grupiai, skriauda yra didesnė, negu kad jeigu jisai būtų tinkamai grupiai. Tas pas su santuoka. Įsivaizduok, kiek tau metų? Kiek? 19.
Taip? Įsivaizduok, kad sakysim, mergaitė, žavi mergaitė ateina į pasaulį ir kažkas tau tiesiog, tu su ja ir tu netinkamas, jūs abudu vienas kitam netinkami. Tu manai, skriauda bus už 10 metų, ar ne? Tikriausiai būtų, nes vis tiek atsirastų vaikai, po to skyrybos, jūs negalėtumėt vienas su kitu gyventi, žodžiu, yra labai gerai turėti darnų ir harmoningą santykį su žmonėmis. Aš pats asmeniškai norėčiau nešti dar skepsio truputį, tokį dozę į šitą pokalbį. Žiūrėkit, 20 metų Lietuvoje bando kurtis ir kūrėsi įvairūs privatūs darželiai, meno mokyklėlės, ne meno mokyklėlės ten. Jos yra dažniausiai privačios ir ta patirtis rodo vis dėlto, kad tai yra ne alternatyvus švietimas, o verslo projektai. Tai yra privati mokykla, ima iš vaiko 15 000 litų per metus, tų vaikų ten prirenka daug, na ir ilgainiui, kad ir pačių geriausių norų vedinėti įkūrėjai, pedagogai, jiems pradeda tai pinigų darimo mašina tapti. Ir dėja, ta 20 ar su viršų metų patirtis rodo, kad ir ne tik Lietuvoje, visoje Rytų Europoje, kad tai dabar yra labai toksai patogus verslas. Kaip jūs darysite, kad tai nevirstų verslu, tiesiog eiliniu? Tai tas yra baisu. Tas yra man nieko baisiau. Aš patyriau labai didelę skriaudą pati, kad aš atsidūriau Amerikoje be pinigų visiškai. Reikėjo, net neturėjau kažkada tai galimybės eiti, turėti daktarą arba vaikams nuvesti pas daktarą. Tokių gal pas jūs dabar koncepcijų nėra dabar Lietuvoje, kad negalėtumėt, bet taip yra Amerikoje. Jeigu tu neturi pinigų, tu gali, kaip tenais moteris yra nėščia, tu negali eiti pasitikrinti niekaip, dėl to, kad tu neturi pinigų. Aš pamačiau labai didelę skriaudą ir pajutau tą ne tik per save, bet per visus savo pažįstamus. Tada man pagrindinė problema, tai ir yra, tai turėtų būti visiškai aišku visiems, kad tu negali iš to daryti verslo, čia ne verslas. Mes tik tai norim padaryti, kad nebūti savi išlaikanti, čia yra skirtumas didžiulis. Tai vadinasi nemaldauti rėmėjo, kad gautumėm pinigų, nes kažkokia tai prasme rėmėjas spaudžia savaip. Ir mes esam išnaudojami iš kitos pusės. Žodžiu, aš noriu, kad visa šita sistema mokyklos, kad vaikai, tik jeigu, sakysim, jie muziką išleidžia, turi savo plokštelės, kad jie gautų pinigus, pasidalintų visi. Žodžiu, čia kaip visi tie pinigai, kurie eina, turėtų būti pasidalinami. Aš gal idealistiškai tai matau, bet aš matau, kad padaryti pinigus už tai, kad vaikai eina mokyklą ir kažkas tai ateina ir jis negali dėl to, kad jis neturi 15 000, tai yra žiauru. Čia taip žiauru, kad, man ašaros byra dėl to. Aš kol gyva esu, aš niekada negalėčiau nepriimti mokinį, jeigu jis neturi pinigų. Toks tokia tendencija Lietuvoje, nežinau, bent aš taip pačiu, kad jeigu yra mokama, reiškia, yra geriau. Nežinau, man tai irgi atrodo, aš pati labai daug turiu minčių visokių įvairiausių ir irgi labai noriu daryti su rėmėjais ir taip toliau, kad tik būtų kuo mažiau mokama. Bet tada iš tikrųjų, žmonėm kažkodėl atrodo, nemokama, tai reiškia blogai ten, nieko gero, kaip jūs pakomentuoti. Taip, čia iš tikrųjų, aš dariau eksperimentus, pati dirbau marketingė ir pati žinau, kas yra reklamos, kas yra biznis, verslas, paskaitas skaitydavau. Puikiai nusimanau apie tos dalykus. Kartais, jeigu neparduota prekė, tu paaukštini jos kainą ir parduodi per vieną dieną. Iš tikrųjų taip yra. Padaryk, jeigu knygos, jeigu jums, aš nežinau ką jūs, sakykime, jeigu suknelę pardavinėt, pasiuvat suknelę ir pastatot 50 litų, neparduodat. 200, neparduodat. 500, parduosit. Iš tikrųjų toksai yra paradoksas, kad žmonės taip reaguoja. Tai aš sakau, taip, iš humoristinės pusės padarom gerai, pasakau visiems, kaina 100 000 litų per metus. Gaunamos stipendijos.
Žinot, galima žaisti žodžiais kaip nori. Pati esmė tai yra, kad aš nieko neslėpiu. Man yra viskas paprasta. Mes iš to verslo nenorim daryti, mano pagrindinė misija, kad visi turėtų pinigų. Žodžiu, ar tai tenais bus geriau ar blogiau, ar kaip kiti įvertins, tai čia yra jau jų problema. Bet kad reklama veikia ir kad dėl to, kad kažkas tai yra čia su pinigais, tai atrodo geriau, tai čia yra psichologiškai 100%, jūs teisi, taip yra. Na, labai gražus dalykas, ne? Sako, sakyti visą laiką žmogui tiesą, bet kartais tiesa labai žaidžia. Kaip pasakyti tėvams, kiekvienas, kaip sakoma, tėvas nenori matyti savo vaiką labai gerą, lygiai dabar taip pat. Aš moku pinigus, sakykime, privačioje mokykloje ir aš noriu, kad mano vaikas gautų geriausius pažymius. Mažiau 9-10 gauti negalima. Lygiai taip pat ir jūsų mokykloje nebus visų vienodų vaikų. Kaip pasakyti tam pačiam atrinktam tėvui, praėjusiam, gal kažkokį, nežinau, ten atranką ir taip toliau, kad jo vaikas gal yra, negaliu pasakyti, negabus. Kažkam, kaip pasakyti, kaip... Mes ilgus mėnesius dabar net galvojame, kaip tai pasakyti, nes tai iš tikrųjų yra menas, kaip pasakyti tiesą, nemelavus. Nes jeigu, ar nežinote, gal yra toks kažkoks tai filmas, man išradimas melo, ten nešvankiai pradeda, pati pradžia iš filmo labai nešvankiai, bet principas tos filmo, kas būtų, jeigu mes tikrai sakytumėm visą tiesą šviesiai tiesiai. Tai maždaug tai būtų, kaip atsidurtumėm Maskvoje. Ir ką jie galvoja, ar šveičia tau tiesiai akis. Žodžiu, ir gerai, ir blogai, tu iš karto sužinai, kad žmogus tavęs nekenčia. Bet baisu, dėl to, kad tau tiesiog visas tampa nekaip tu jautiesi po to. Visų pirma, reikia suvokti, kaip mes tą atliksim, kaip mes pasakysim, kaip ta tiesa turi būti pasakyti, nes nesakyti tiesos, jeigu reikalinga pasakyti, tai yra irgi žiauru, tai yra sužlugdyti santykius. Jeigu jie turi būti ilgalaikiai santykiai, tiesa turi būti pasakyti. Bet kaip? Tai yra menas. O kaip mes padarysim, tikrai bus kažkas, vis tiek yra. Ir tas atėjo labai daug pas mane žmonių, kurie norėjo būti mokytojai. Ir nesvarbu, kaip aš švelniausiai pasakiau, kas jiems tiktų labiau kitkas, jie buvo labai įsižeidę. Tai yra natūralus procesas. Tai kad bus nuoskauda ar taip, tai žinoma. Tai aš net nepretenduoju tai, kad aš sukursiu iliuziją, kad bus ir tiesa, ir išmintis, ir meilė 100%, ir džiaugsmas, ir altruizmas. To negali būti, nes mes esame tokioje egzistencijoje, tokioje materijoje, kur pastoviai ir truputį to, ir truputį to, ir skauda, ir džiaugiamės. Pirma, kokį intervalą, amžiaus intervalą apims jūsų akademija? Pagrindinai nuo 3 iki 24, bet iki 3 metų su mamom ir tėvais. Dabar iki 24, sakėte, ne? Tai reiškia, ar priliks jūsų akademija, tarkim, tam tradiciniam universiteto išsilavinimui? Aš noriu paklausti, ar jis jau bus pasiruošęs po tos akademijos eiti į gyvenimą ir, užsidirbti pinigus pragyvenimui, realizuoti save ir taip toliau? Absoliučiai mūsų pagrindinis tikslas, kad jisai galėtų ne tik tai išgyventi, bet kad jisai susirastų savo draugę, arba žmoną, arba vyrą vėliau. Mes viską padarysim ir padėsim tam. Žodžiu, čia yra, kad... Gerai, o kaip jūs padėsit? Sakykime, jūs minėjote, kad gaus stipendijas. Stipendiją galima gauti, aš įsivaizduoju, keletų būdų. Vienas iš būdų tai yra išsireikalauti valstybės finansuojamą tą krepšelį, ne? Bet tokiu atveju jūs turėsite valstybei teikti ataskaitas. Tas, bet kokiu atveju jums neduos šiaip savo pinigų. Jums nereikia rūpintis tuo. Čia mūsų yra... Bet tada praranda tas jūsų, kaip čia pasakyti, ne tik praranda, bet vis tiek atsiranda tas toks, kaip čia pasakius. Tai moko ne tų dalykų, kurie norėtų valstybinį dalykų. Taip, tiesiog dėl pažymio, dėl kažko, tai panašiai. Taip, nebūtų to... Jūs įsivaizduojate padaryti. Tai nebūtų problema, jūs dar kalbate iš tų buvusių laikų. Ir to štampavimo iš tų... Dabar viskas keičiasi. Net valdžioj keitėsi, įstatymai keičiasi. Viskas taip keičiasi iš esmės, kad kai aš bendrauju su visais, aš tą matau. Ir aš tikiuosi, kad viskas mums pasiseks. Dabar jeigu net ir nepasisektų, tai bent padarytumėm, kad
po 10 ar 11 ar 12 klasių, nors klasių pas... Jūs padedate taip pat ir rasti darbą, įsidarbinti. Kaip jūs tai įsivaizduojate? Kaip tai vyks? Tai ir jūsų projektai? Mūsų projektai mes būsim susiję su viso pasaulio šalim. Su Lietuvos visais darbdaviais. Ir ne tik tai, jeigu jie norės kažkam tai dirbti, bet pas mus visa sistema bus sukurta, jeigu, sakysim, jie norės savo dirbti, jeigu jie kūrybiškai, sakykime, jisai nori būti kompozitorius, kad suteikti jiems sąlygas, pinigų, kad jisai turėtų aparatūrą, sakysim, kad jis galėtų kurti, kad jisai galėtų būti kažkokia tai, sakykime, vieta, kur jisai galėtų paremti, kad leisti tas, gal ateityje nebus tų. Na, idėjiniam lygyje man viskas labai gražu, bet jeigu kalbėti, pavyzdžiui, apie idėjas, tai ir šiuolaikinė Lietuvos švietimo sistema yra labai graži. Išlaisvintas kūrybiškumas, saugus ir sveikas vaikas, savarankiška mokykla, tai yra gražu. Tačiau kas įgyvendina tą švietimą? Tai yra žmonės, kurie galbūt vienas yra geras specialistas, bet nemoka ugdyti kūrybiškumo, kitas moka ugdyti kūrybiškumą, bet nėra specialistas, trečias nemato vaikų. Jis labai yra ir bendraujantis, ir padorus. Tai aš, pavyzdžiui, gyvenime nesutikau kito tokio žmogaus kaip jūs, kaip tu. Taip? Tai laisvai mąstančio, kūrybiško, sugebančio laviruoti. Aš netikiu, kad atsiras dar 20 forelių. Komanda. Iš kur tu rasti tuos žmonės, kurie matys vaiką ir norės mokyti? Aš suradau jūs. Giedrė, mano buvusi klasiokė. Mes visai neseniai susitikom. Ir aš visą laiką prisiminiau jo šeimą. Aš labai laimėjau, kad mes susitikom jūs. Jos tokia buvo įdomi mama. Ir aš prisimenu, jinai eidavo, paimdavo mus prie ežero, sėdėdavo ir jinai, tavo mama, yra įdomus. Jinai pasitikėjo manim ir mano seserim klausė, o ką daryti, kad mano sūnus verkia. Jinai klausė vaiko, ką daryti. Tai labai protinga mama. Tokių žmonių yra minimumas. Aš per gyvenimą sutikau, porą, 2-3. Iš tikrųjų mes visi unikalūs. Ir nereikia būti, kad visi tokie būti kaip aš. Nes tu Giedrė, tu Ona, tu Eglė, būryje mes galime daug daugiau padaryti, negu kad vienam. Tai gerai, tik aš turiu vieną idėją, tu kažkokią kitą primesi. Tas ir yra stiprybė, kad mūsų komandoje. Tai nereikia, kad visi būtų tikrai tik tai taip mąstytų kaip aš. Tai nebūtina. Gal gerai, kažkoks tai laviravimas bus, gal kažkokia kitokia sistema įsiverš. Svarbiausiai eiti į priekį spontaniškai. Aš nebijau, kad kažkur tai ir tenais kažkas tai netaip gausis. Tai žinoma, kažkas netaip gausis. Čia taip ir turi būti. Jeigu taip gausis, tai mes jau būsim tikrai biorobotai. Jeigu viskas taip gausis, kaip mes norėjom, tai jau viskas, mes jau susijungę. Tikiuosi, mes dar nesusijungę. Tai žodžiu, aš tik tai noriu, aš dėkoju tau, Giedrė, ir tai yra ir komplimentas, bet aš noriu pasakyti, kad aš mačiau tokių žmonių čia Lietuvoje, kur per visą gyvenimą kitur niekur nemačiau. Jie jau vaikščiojantys pedagogai. Aš žinau, man net nereikia žinoti, ką jie žino. Aš pamatau juos ir kai jie bendrauja su vaikais, pas juos vyksta tikras stebuklas. Ar būtent jie panaudos tam tikrą žodį, kur aš turėsiu išmokinti, tai nelabai svarbu. Aš matau, kaip jie dirba. Pas juos yra, bet būtent kaip pas tavo mama, buvo tas ryšys, tas iš karto žinojimas, ką daryti. Ir yra tokių žmonių. Ir nėra vienetai.